Nu ką, sveiki, kaip čia tas, neatsimenu, kaip čia pavadinimas, jis yra dvaras toksai. O čia Bravoro menė kažkokia, čia nežinau. Nu, kambariukai su lovu. Turėjo pas mane ateiti Bahūras, kuris Gdaivinas vyrukas, bet netėjo. Čia jeigu tas, kur aš šiandien mačiau, tai jis turi palapinę. Jis sakė, kad jis palapiniai miega, žinai, tai jaučiame paėmė nuėjo su palapinė savo. Nu, aišku, pigiau. Jaunas, žinai, tai va. Nu tai va, tai tokia šiandien diena buvo faina labai. Jo, ne faina kepurę prarasti, o fainai buvo tai, kad iš tikrųjų tas lietus toksai, kuris jau į neviltį buvo įvaręs, jau žinai, supranti. Nu, jau kelnes tai buvo ten apačia šlapia, bet tik iš priekio, žinai, matė, iš priekio pylė lietus, žinai. Tai vis tiek, kai jau, nu kurgi, tu turi iki kažkur daeiti, iki bet kokios užuovėjos, žinai. Iki pastogės kokios nors, tai paskui autobusų stotelę tą radau, žinai. Na ir kažkaip tai toj stoteliai pasėdėjau, pasižiūrėjau, kad prognozė duoda valandą lietui tik tais, o po valandos turi 38 procentai būti drėgnumo, o dar po valandos 0 ir saulė šviesti. Tai visiškai nebijau, tai labiau, kad ant balos, tai kada lyja taip smarkiai, tai tokie burbulai būna. Tai reiškia, kad tas lietus neilgai truks. Jis yra gausus, bet trumpalaikis šiaip jau. Tai išlyjo, toksai kaip pasiutimas ir nuėjo savo, žinai. Ir tada saulė nušvito. Nu, tai va, tai. O paskui labai įdomus tie vingiavimai to kamino, žinai, tokie. Kai iš pradžių dieną tai iš Kauno, kai išėjau, tai buvo daug pakelėm tokie, žinai. Palei kelią eini, žinai, pagal plentą, žinai. O paskui, reiškia, kada jau tose vietose, kur ten tas buvo marginoniai kažkokie tai ten, o tai, nu jau ten į laukus ir kažkaip tai per pievas, per vieškeliai visokie, žinai, kaimo keliukai. Nu labai įdomu yra tokiais, žinai, eiti, todėl kad labai daug matai. Jo, zuikis šiandien irgi priekiai bėgo, žinai, per kokį 10 metrų nuo manęs. Jis taip šalioja, aš paskui einu, žinai. Tai dviesi ir pavarėm kažkutį, žinai. Nu, va, tai. Ir atėjo čia į šitą, o čia yra dvi merginos mama su dukra iš Kauno jos, bet jos sakė, eina po vieną dieną, čia antrą dieną jos atėjo, žinai, pernakvos, tai rytoj važiuos jau namo į savo Kauną. Va tokios išdykaujančios, žinai. O kažkur sakė, yra kitoj čia vietoj, kažkur netoli nakvojo dar dvi moteris, kurios eina nuo Pačagarės. Tai būtų įdomu su jom susitikti, žinai, irgi ten kitokie įspūdžiai gal, žinai, bus. Tai va tokie. Pamaitinu šeimininkę dabar, tiksliai nepigiai čia, žinai, yra. Šeimininkė davė ir sriubo kopūstų, ir paskui atnešė kepsnį, tokia jautienos gerai iškeptos, žinai, supranti, su granatais, su bulvių košė, su burokėliais ir morkom, tai sočiai, žinai. Vandens reikia daug gerti dabar. Prisigersiu daug vandens ir eisiu pamiegoti. Nes dehidratacija yra, žinai, vis tik tai reikia labai daug vandens, kada eini. Daug reikia jo. Tiesiog, reiškia, nes prakaituoji labai ir visą šitą paskui atsiliepia, reiškia, ten jeigu organizme nėra skysčio vandens, tai pas tave viskas trapu. Ir galbūt jau ta ranka, o truputį žiūri jau atsileidžia, nes dieną jinai buvo ant saulės, jo, biški krenta jau, žinai. Tai ant saulės jinai kaista, reiškia, dabar ledą pridėčiau, tai iš viso atsileistų, bet nėra to ledo čia, žinai. Tai va, ten pasidžiavau koinės dar ir triusikus, nežinau kaip
kaip išdžius rytdienai. Nes čia gal reikia ant saulės, aišku, bet saulės jau nebėra, tai va. Nu gerai, tai tiek šiandien. Įspūdžio buvo, čia viskas atsitiko, žinot, dėl ko? Dėl to, kad ryte buvau katedrų ir meldžiausi, žinai, ir sakiau, Dieve, padaryk man šitą kelionę dar įdomesnį, žinai. Nu, jisai ir apipylė lietum, paskui džiovino saulėje, kepurę atėmė. Neatėmė jis kepurės. Jisai be žaisdamas ją numetė, aš nepastebėjau. Tai va, gyvas jisai ir čia pat visada yra, žinai. Tik reikia bendrauti, žinai. Kai nebendrauji, tai žioplas pats esi. Gerai. Ultrėja.